mes jūs matom. Kai mums labai gyvenime pasiseka, yra lengviau dalintis, kažkaip džiaugtis ir taip toliau, bet kalbėti apie visą savo gyvenimo nesėkmes, apie tai, kas įvyko ir kartais net ir pasidžiaugti tuo trapiu kažkokiu laimėjimu yra labai jautru. Ir šitoje vietoje mes tikrai kaip Caritas labai stengiamės būti žmonių balsu, girdėti jų problemas, kuriuose jie yra, matyti kažkaip suvesti tas problemas į tokį bendrą didesnį vaizdą, ką mes galime atstovauti, būti jų balsu, iškelti, akcentuoti, aktualizuoti tam tikras problematikas, bet nesiremti vien tik tai kažkokį konkretų žmogų, nes aš galvoju, kad tam žmogui jau pakankamai iššūkių ir įvairių dalykų jau yra nutikę, kad ant jo dar kažkaip statyti, jį išviešinti, jį kažkaip pastatyti irgi vėlgi labai taip plačiai, ne, šitoje vietoje, nebent žmogus tikrai nori, sutinka, gali ir yra pajėgus toj situacijoje jau tai padaryti, bet tai yra labai jautru. Svarbiausia, tiek kiek man teko bendrauti su žmonėmis, ypač esantiem tose vadinamos tokiose gyvenimo paraštėse, kaip žmogui benamystę patiriančiam, ar žmogui šiuo metu esančiam kalėjime, ar žmogui patyrusiam įvairių formų smurtą, seksualinį smurtą, atrodo svarbiausia jam priminti, kad jis vis dar yra žmogus, vertas žmogus, kad mes bent galime bendrauti tam pačiam akių lygmenyje, ne kažkokiam pozicijom, postais, vaidmenimis, kuriais mes esam gyvenime, bet susitikti tą žmogų akis į akį, toje situacijoje, kurioje jisai yra, ir taip bent mažumėlę krisleliu prisidėti prie jo tokio priminimo apie žmogaus orumą ir to orumo šiek tiek kilstelėjimo.